Visa laimė, jei užkluptas ligos, gali nedelsti, jei santaupų skubiai tirtis arba operuotis pakanka. Kas susidūrė, žino, koks bejėgis pasijauti, kai pinigų trūksta. Regis kiekvieną uždelstą dieną ligą suryja vis daugiau vilties, vis daugiau visai ne jai priklausančio tavo gyvenimo. Vartojimo lizingo paslaugas ir kreditus teikianti bendrovė General Financing siūlo išeitį – medicinos paslaugas ir prekes gauti išsimokėtinai. Medlizingas – tai galimybė gydytis, kai stinga pinigų. Tokia pat patogi, kaip pavyzdžiui išsimokėtinai pirkti automobilį, kompiuterį ar baldus. Medlizingu klientai galės įsigyti prekes ar paslaugas, kurių vertė siekia iki 10 000 litų ir tas paslaugas, už sutiktą paslaugą galėsite atsiskaityti iki 3 metų. Ši paslauga ypatinga tuo, kad žmonės jas gali įsigyti itin palankiomis sąlygomis, tai jiems perkant tokias paslaugas išsimokėtinai taikoma tik tai 8% metinė palūkanų norma. Nėra jokių kitų mokesčių išskyrus draudimo kaštus ir tą paslaugą galima pasinaudoti mūsų partnerių medicinos ar sveikatinimo įstaigose arba atėjus tiesiogiai į bendrovės General Financing klientų aptarnavimo skyrius. Medlizingu galima pirkti tyrimus, gydytojų konsultacijas, odontologijos, plastinės chirurgijos ir kitokias paslaugas, taip pat procedūras sveikatingumo centruose. Išsimokėtinai galima įsigyti ir kai kurias medicinos prekes, pavyzdžiui, akinius ar ortopedijos priemonės. Visų pirma, žmogus turi būti dirbantis, gauti pastovias pajamas ir atitikti kitus mokumo kriterijus, kurie yra mums svarbus. Iš principo, atsakymą, ar žmogus gali gauti tą paslaugą, pasinaudoti medlizingu, jis gali gauti medicinos įstaigoje arba atvykęs į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Mokumo vertinimas atliekamas tikrai gana greitai ir per keletą minučių žmogus gali sužinoti, ar jis gali pasinaudoti šią paslaugą. Mes tikrinam duomenis apie besikreipiantį asmenį, taip vadinamam skolininkų duomenų bazėje. Ir jeigu žmogus yra skolingas kitom įstaigom, pradedant nuo telekomunikacijų ar tai bankų, tai tokiu atveju tas žmogus negalės pasinaudoti paslaugą. Tai skolingas turiu omeny, kad jis vėluoja mokėti kažkokius prisimtus įsipareigojimus. Bet jeigu žmogus moka laiku, tai tas žmogus nėra kažkoks tai netinkamas. Medlizingu galima naudotis, jei jums ne mažiau kaip 21 ir grąžinant paskutinę įmoką bus nedaugiau kaip 70. Daugiau apie šią paslaugą, taip pat ją teikiančių medicinos įstaigų sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.medlizingas.lt arba telefonu 8 700 331 23.